Ketvirtas skyrius. Kitų visatų gyvenimas. Psichinės savigynos treniruotės 10 komandos narių vis labiau formavo kaip vieną organizmą. Jie jau sugebėjo atsispirti ir pagundoms ir negandoms, bet išradingas psichurgas sugalvodavo vis naujų iššūkių. Po kelias valandas trunkančios apšilimo programos, kaip ją juokais vadino Rudolfas, grupė būdavo pakankamai sutelkusi dėmesį į aukštesnį sąmoningumą, kad likusią dienos dalį galėtų kalbėtis apie kitas realybės. Apie jas pasakojo daugiausia Skirma, o Milena, Nastasija ir Rudolfas tik įterpdavo pastabų. Kiekviena visata tai atskira kosminio kūrėjo Brahmano makroląstelė, arba kitaip jo proto makroneuronas, dėstė Skirma. Kaip ir mūsų smegenų neuronai, šie makroneuronai yra susiję tarpusavyje ir turi visiems jiems bendro kolektyvinio darbo užduočių – apdoroti gaunamą informaciją ir atitinkamai reaguoti. Atskiros makroneuronų visatų grupės jungiasi į makro organus ir specializuojasi atlikti tam tikras kosminių mastų užduotis. Vis dėlto kiekviena visata skiriasi nuo kitų savo fizikos dėsniais, evoliucijos eiga ir sukaupta patirtimi. Gyvendami vienoje visatoje sunkiai galima suvokti kitų visatų dėsnius ir jų gyvenimo specifiką. Per visą ką jungiantį sąmonės lauką galime susisiekti su kitos visatos būtybėmis. Tačiau tai, ką išgirsime apie jų aplinkos sąlygas ir juos pačius, bus tik tam tikra mūsų protų sukurta analogija mūsų aplinkai, nes mes nepajėgus priimti ir aprėpti visiškai skirtingų dėsnių veikimo. Savo aplinką suvokiame kaupdami informaciją, ją rūšiuodami, analizuodami bei sintetindami. Į smegenis patenkanti nauja informacija lyginama su jau turima medžiaga ir jeigu visiškai skiriasi nuo sukauptos patirties, ji arba pritaikoma, arba atmetama. Visiškai naujams dalykams suvokti ir įprasminti reikia daug energinių sąnaudų. Dėl to kai kurie žmonės neįtin mėgsta pokyčius ir naujoves. Skirma linksmai nužvelgė susirinkusiuosius ir su juoko gaidele tęsė. Jau supratau, kad čia esančiųjų protai nesiskundžia imlumu ir nevengia susidurti su nežinomybe. Dėl to mums nereikia bijoti, kad atsisakysime regėti kitonišką pasaulį. Dar viena keliautojo po kitą visatės realybės problema yra atvirumas ir gebėjimas priimti neįprastą aplinką, nesistengiant jos priderinti prie turimos patirties. Taigi pasitreniruokime neiškraipytai suvokti kitų pasaulių dėsnius. Pirmiausia, siūlau visatą, kurioje egzistuoja vien tik daugiamatis laikas, kaip tos visatos materija. Ją pasirinkau dėl to, kad būtent iš jos yra paimtas laiko modelis mūsų visatos laikui sukurti. Šios laiko visatos gyventojai prižiūri mūsų laiką, kaip sodininkai prižiūri jauną medelyną. Į mūsų visatos laiko drakonai yra jų tiesioginiai padėjėjai. Apie tai daugiau papasakoti mums turbūt galėsite judu. Skirma pažvelgė į Luką ir Haraldą. Juk esate su jais bendravę. Šie papurtė galvas. Jiems sukilo ambicijos. Jie naiviai įsivaizdavo, kad jeigu vidinių minties ryšių girdi vieni kitus ir gali pasinaudoti visų laiko drakonų patirtimis, jeigu turi galimybę prisijungti prie bendros laiko drakonų išminties saugyklos, kurioje saugomos žinios apie laiką, laiko saugotojus ir apskritai apie visą gyvybės pasaulį. Jeigu daug ir išsamei tai studijavo, tai tapo laiko ekspertais. Ir staiga čia, kad nori,
nieko nėra girdėję apie esminę laiko prigimtį, jo kilmę iš kitos visatos. Kaip galėjo atsirasti tokia spraga, o kiek dar jų yra? Viskam savo laikas. Jūs ir taip šalia Linos labai greitai sąmonėjate. Abu vidinių ryšių išgirdo žiniausiojo žemės laiko drakono paguodą. Ši informacija tik dabar gali darniai prisidėti prie jūsų protinių pastangų per palyginti trumpą laikotarpį, apriepti visą mūsų visatos raidą bei struktūrą. Ir atminkite, kad tik nemokša įsivaizduoja viską išmanąs. Kuo daugiau gilinsitės į būties sandarą, tuo labiau suvoksite, kaip mažai žinote ir kiek daug dar visko prieš akis. Nesijaudinkite, būkite atviri vis naujoms pažinimo porcijoms ir nuosaikiai plėskite savo sąmonę. Skirma sutriko, netaktiškai paviešinusi jų pažinimo spragas. Lukas drąsindamas jai nusišypsojo ir nuramino. Kad mes esame laiko drakonai, abu sužinojome ne per seniausiai. Aš maždaug prieš 4 metų, Haraldas prieš pusmetį. Visą šį laiką Lina, Nastasija, Mirja ir mūsų kolegos laiko drakonai į mus ištisai kemša daugiamatę informaciją. Ir dar Zedonas su savo psichinė magija. Vos spėjame priimti. Tai, kad laiko drakonai bendradarbiauja su laiko visatos sąmonėmis, mums naujiena. Tačiau jeigu ją išgirdome, vadinasi, jau esame subrendę, tai atlaikyti neprasčiau už visus kitus. Taigi drąsiai dėstyk ir rodyk. Jeigu ką nors suprasime geriau už jūs, dėl savo vidinio ryšio su laiko visatos gyventojų sąmonėmis, mielai su jumis tuo pasidalinsime. Geranoriškas Luko tonas nuramino Skirmą ir ji kostelėjusi tęsė. Skamba keistai, kad ten nėra erdvės. Tai mums visiškai neįprasta. Tačiau tos visatos gyventojai nesiskundžia. Jie ir patys yra tarsi matematinės formulės, informacijos apdorojimo ir sklaidos genijai. Jų pasaulyje sąmonės ir sąmonę nešančio kūno evoliucija vyksta nuo paprastutės formulės vienmačiame laike prie vis sudėtingesnių formulių, vis daugiau matmenų turinčiame laiko parametre ar pasaulyje. Vienmatį, dvimatį ir trimatį laiką mes esame pajėgus suvokti, nes jie reiškiasi mūsų visatoje. Vienmačiame laike esanti sąmonė yra susitelkusi į čia ir dabar, į esamąjį momentą. Dvimačiame laike sąmonė regi savo evoliucinį judėjimą iš praeities į ateitį ar atvirkštinę eigą. Trimačiame laike sąmonė suvokia save kaip visuose laiko momentuose vienu metu veikiančią ir kuriančią esybę. Šias būsenas mes su jumis išbandėme. Pamėginkime pajusti keturmačių laiko gyventojus iš laiko visatos. Nebijokite paklysti matematinėme kontinuume. Rudolfas ir Milena prižiūrės jūsų sąmonės, kaip patyrę instruktoriai saugo ir globoja pradedančiuosius alpinistus. Jeigu pajus, kad kuriuo nors sąmonė vargsta ar neatlaiko, tuoj pat atjungs nuo reginio. Sutelkite dėmesį ir sekite paskui mano sąmonę. Kol kas jūsų vienų nepaleisime. Viską patirsite netiesiogiai. Pirmosios kelionės metu aš būsiu matytoja, o jūs viską regėsite per mano vidinį žvilgsnį. Grupė sušurmuliavo degdama smalsumu. Pasimuistė, atsisėdo, kas kaip patogiau, užsimerkė ir ėmė laukti. Skirma taip pat atsisėdo užsimerkė, sutelkė dėmesį į lankytiną vietą ir atsidūrė pirmin, atgal
zujančių kibirkščių pasaulyje. Kolektyvinė grupės sąmonė jautė bei regėjo tą patį. Kibirkštis tai atsirasdavo, tai išnykdavo, judėjo nepaprastu greičiu. Nuo jų mirguliavimo svaigo galva. Skirma prislopino savo pojūčius, kad naujokai nepervargtų nuo neįprasto reginio. Jis sutelkė dėmesį į vieną blykstančią kibirkštį, kurią pasirinko savo pašnekovė. Jautėsi, kad jiedvi su šia kibirkštimi pažįstamos iš anksčiau ir kad Skirma ją jau buvo paprašiusi papasakoti apie savo pasaulį. Kibirkšties pasakojimas buvo ne žodžiai ir net ne vaizdai, nes jiems rastis reikalinga erdvė, tegul ir vidinėme sąmonės lygmenyje. Tai buvo žinojimas, kuris vieningų kosminės holograminės sąmonės lauku buvo konvertuojamas iš vieno tipo būtybės proto į kitą. Laiko visatoje visa patirtis iš aplinkos, iš bendradarbiavimo su kitomis sąmoningomis būtybėmis, iš vidinių apmąstymų iš karto buvo verčiama į matematinės formulės. Kibirkščių protas nuolat dirbo analizuodamas šias formulės ir iš jų kurdamas vis sudėtingesnės. Kiekvienos kibirkšties darbo rezultatai buvo atvirai prieinami visoms kitoms kibirkštims, kurios jai pasinaudodamos kūrė vis įmantresnes formulės. Tai, kas svečiams atrodė kaip kibirkščiavimas, buvo itin trumpo ciklo egzistenciniai įsikūnijimai. Šokčiojimai iš mažiau sudėtingo laiko matmens į sudėtingesnį ir atgal. Ilgai mėgautis reginiu nebuvo lemta. Skirma dar labiau prislopino savo pojūčius ir iš lėto sugrąžino sąmonę atgal į ramybės salos realybę. Lina ir jos draugai kurį laiką sėdėjo apduję. Nastasija, Milena ir Rudolfas savo sąmonių lauku stiprino juos ir padėjo atsigauti nuo intensyvaus reginio. Lina prakalbo pirmoji. Jie blyksti kaip salamandros ugnyje. Čia tu juos regi, čia jau jų nėra, tarė ji. Čia tu juos regi, čia jau jų nėra, tarė ji. Man jie pasirodė panašus į nuolat kur nors skubančius ir akise mirgančius Mirjos silfus, pasidalijo įspūdžiais Haroldas. Kaip smulkių žuvyčių pulkai, kurie tai šoka iš vandenyno paviršiaus ir taip išnyksta iš savosios realybės, vandens, tai vėl į ją grįžta, mąsliai įsiterpė Lukas. Štai ką ir sakau, pakomentavo Skirma, mūsų protas stengiasi lyginti ir ieško analogijų, nes toks yra jo pažinimo mechanizmas. Kartais tai mums padeda, o kartais mus riboja. Ar mes iš viso pajėgus visiškai neiškraipytai suvokti kitos visatos būtį, suabejojo Kircas. Jo protas per šį vizitą į beerdvę visatą neieškojo analogijų, o svarstė, kaip kibirkščių mirgėjimą ir jų zigzagus po skirtingus laiko tankius panaudoti savo magijai tobulinti. Bendrieji pažinimo principai universalūs. Per visą Brahmano realybę įsiterpė Milena. Kuo daugiau pamatai, tuo plačiau imi mąstyti, tuo tiksliau įvardyji reiškinius. Nors visatos skiriasi, jų skirtumai yra dėsningi. Tik tie dėsniai kosminio masto. Jiems suvokti prireiks didesnių mąstymo pajėgumų. Todėl norint pažinti kitas visatas, pravartu burtis į tokias komandas kaip mūsų ir naudotis kolektyvinę sąmonę lyg kokiu jungtiniu galingu serveriu.
Nenoriu pasirodyti nedėkinga už unikalią galimybę dalyvauti šiame projekte, švelniu balsu prabilo Argona. Tik ne visai supratau, kodėl imamės tyrinėti anapusinės visatas, juk ir šios visatos nesame iki galo pažinę. Ar mums jos neužtenka? Jai atsakė Rudolfas, pamiršęs, kad žadėjo nesikišti į visą mokymo procesą ir visą mokymo procesą perleisti jaunesniesiems. Mūsų visata ir kitos visatos – tai tarsi viena žemės šalis kitų šalių kontekste. Vienos šalies istorija, papročiai, kultūra, netgi žmonių išvaizda ir elgsena gerokai skiriasi nuo kitų, ypač tolesnių šalių, dėl ko žmonės nepasitenkina savo šalies tyrinėjimais ir leidžiasi į tolimas, varginančias ir pavojingas keliones, kad pažintų įvairovę, praplėstų pažiūras, pasisemtų patirties ir ją pritaikytų. Pažanga spartesnė ten, kur vyksta informacijos mainai. Mūsų motina visata per mus, savo mikroneuronus, žvalgosi įdomių kūrybinių idėjų kitose visatose. Tai vienas aspektas. Antras dalykas, dėl kurio domimės svetimomis kultūromis, yra tas, kad norėdamas išspręsti savo vidinės problemas, tiek individas, tiek visa visuomenė ar pasaulis turi išsiveržti iš tos problemas sukėlusios aplinkos, išeiti anapus savo pasaulėžiūros rėmų. Kurdama ir vystydama savyje ištisus pasaulius, motina visata susiduria su įvairiomis evoliucinėmis problemomis ir atsakymų ieško kuo skirtingesnės raidos visatose. Apie šį probleminį visatos aspektą kol kas nekalbėsime. Mūsų užduotis yra pirmojo tipo. Norime plėsti Brahmano realybės pažinimą. Tai darydami užmėgsime ryšius su mums artimais kitais mikroneuronais, tų visatų gyventojais, kurios dėl identiškos dvasinės sanklodos ir visatinės misijos galima vadinti jūsų paraleliniais įsikūnijimais. Taip savo komandos ribose atkursime tarp visatinio neuronų tinklo sąmoningumą, kuris leis efektyviau keistis gaunamą informaciją ir ją apdoroti. Tu, Argona, kaip ir kiti jūsų komandos nariai, esi pasirinkta šiam tarp visatinių kontaktų užmezgimo projektui dėl itin tyro, stipraus ir objektyvaus proto, kuris neiškraipo regimojo vaizdo ir jo neinterpretuoja pagal savo patirtį. Kaip kalbėjo Skirma ir Milena, tai yra labai svarbu, kai tyriamas kitoniškumas. Argona patenkinta tokiu pagyrimu nuraudo ir slapta iš po nuleistų blakstienų nužvelgė savo draugus. Rudolfas tęsė. Tačiau, kad ir kokie stiprus bei paruošti būtumėte, turite laikytis protinio darbo ir poilsio režimo. Mūsų kelionės kursto jūsų smalsumą, kuo greičiau išvysti kuo daugiau. Ne. Jis nusišypsojo draugams, kurie sumišo, kad Rudolfas taip lengvai perskaitė jų nuotaiką. Laikysimės nuoseklių tempų. Tai, ką regėjote šiandien, kad ir koks trumpas buvo jūsų kontaktas su kita visačiais, jūsų protą, sąmonę, fizinį kūną apkrovė galingų kiekių kitoniškų fizikos dėsnių. Visą tai jūsų pasąmonė turi apdoroti, paskirstyti. Tam jai reikia jūsų vidinės ir išorinės ramybės. Taigi šiandien ir kelias kitas dienas jums skiriu tokį dienos režimą. Galima poilsiauti prie vandenyno, bendrauti su vaikais, domėtis Mirjos sodais.
Jokiu būdu nesistengkite patys mintimis grįžti prie laiko visatos. Nebandykite užsimti kokią nors magiją ar kitą protą alinančią veiklą. Žodžiu, kad ir kaip nepatraukliai jums aktyvieji protuoliai tai skambėtų, visiškas protinio darbo ir sąmoningų pastangų moratoriumas. Ar supratote, kodėl taip reikia? Ar pajėgsite tinginiauti? Visi nusiminė tarsi maži vaikai, kuriems uždraudė toliau skaityti įdomią knygą. Sunku buvo patikėti, kad kelių minučių reginys pajėgus sutrikdyti jų brandžių sąmonių veiklą. Tik į pavakarę, kai ėmė atsiliepti sutelkto dėmesio įtampą ir pradėjo svaiginti, o kai kuriuos netgi pykinti, tapo aišku, kad itin aukštų vibracijų poveikis prilygsta radiacijos poveikiui. Neregimas ir nepavojingas mažomis, laike išskirstytomis dozėmis, o jo padauginus pasireiškia ne iš karto. Dėl to ir svarbu neperkaitinti savo sąmonės ar fizinio proto ir laikytis griežtos dienotvarkės. Lina prisiminė Nastasijos žodžius. Neįsivaizduokite, kad tai bus nesibaigiantys svaigus pavojingi nuotykiai. Ilgalaikiai projektai realizuojami žingsnis po žingsnio, labai neregimai ir kartais netgi nuobodžiai. Čia svarbu būti ir savimi rėžti naują vagą žmonijos kolektyvinėje pasąmonėje. Būti savimi, spinduliuoti savo vertybės, gyventi pagal jas ir skleisti savo sąmonės vibracijas į aplinką. Dėl to ilgų projektų dalyviams patariama rasti, ką veikti. Tokia ta neskubri, kartais labai žavi, o kartais tiesiog nuobodi sąmonėjimo kasdienybė. Kaip gerai, kad tuo pat metu vyksta ir Mirjos vaikų grupės projektas. Ar tikrai tai tik sutapimas? Jis jiems kaip įsižeminimas į fizinę realybę, kaip virvė, kuri laiko oro balioną. Vaikai savo gyvybiškomis energijomis patys savaime padeda sugrįžti į kasdienę buitinę sąmonę. Toliau komanda dirbo tokiu ritmu. Kas kelias dienas susitikdavo trumpam pamedituoti į vieną ar kitą tolimąją visatą. Tada aptardavo reginį ir vėl kelias dienas apie tai nesišnekėdavo. Jie susipažino su kintančio laiko visata, kurioje laikas judėjo bangomis. Tai pirmyn, tai atgal. Čia reikėjo didelio įgudimo kurti vientisą gyvenimą, tai jaunėjančių, tai senstančių kūnų. Kai įvykiai sekdavo tai nuosekliai vienas paskui kitą, tai atvirkščia tvarka, lyg atsukinėtum filmą nuo pabaigos, tai staigiais šuoliukais, ar net keliais to paties epizodo pasikartojimais. Kai kurie epizodai profesionalaus laiko valdytojo rankose vykdavo vienu metu paraleliais variantais. Toks gyvenimas teikia galimybių analizuoti ir čia pat keisti savo veiksmus, manipuliuoti aplinka, paveikti kitų būtybių elgseną. Kai kintančio laiko visatos gyventojams buvo parodytas mūsų visatos erdvėlaikis, tai mūsų linijinis ir pastovus judėjimas, ateities tekinimas per laiko tašką į praeitį jiems pasirodė nuobodus, nelankstus ir lėtas. Kodėl negalima ištaisyti klaidos iš naujo išgyventų tuo pačiu epizodu? Kodėl nėra galimybės išbandyti kelių savo naujos idėjos variantų ir išsirinkti geriausią? Kodėl neįmanoma pakartotinai išgyventi malonių akimirkų? Kur gyvenimo džiaugsmas, dinamika, kūrybingumas, klausė Jelinos komandos. Ir kaip tu jiems paaiškinsi,
kaip nuoseklus gyvenimas fizinėje realybėje nugludina dvasinės savybės, brandina sąmoningumą ir valią, suteikia įsižeminimą, klajojantiems po tolimiausius pasaulius. Kitos visatos, kitokie poreikiai ir interesai. Prieš atsisveikindami su Linos komanda, kita visačiai bent jau pritarė, kad būti skirtingiems savaip įdomu, net jeigu tas kitų savitumas yra taktiškai sakant nelabai įdomus. Kita aplankyta jauna visata buvo homogeniška sąmonės masė, savyje minkiusi nenusakomų matmenų ir užmojų kūrybinių magiškųjų aktų formas. Linos grupė pajėgė tiek išskleisti savo bendrą sąmonės lauką, kad ši visatos dydžio sąmonė juos išgirdo bent kaip menko uodo zyzimą ir su malonumu leido jiems pasidairyti po savo vidinį pasaulį, nors jos magiškieji aktai svečiams buvo nesuvokiami ir jokiais žodžiais ar vaizdiniais nenusakomi. Jie pasiėmė kūrybingumo ir entuziazmo, tų bendrų Brahmano realybei savybių, kurios pritaikytos kiekvienos visatos dėsniams, padeda jai įgyvendinti savo tikslus. Kitur pavyko užmegzti ryšį su padaru iš erdvės masyvų, kuriančiu gyvybės formas. Ne jo paties, ne jo kūrinių grupė tiksliau apibūdinti negailėjo, o niekas ir nesistengė, atmindami Rudolfo ir Skirmos priesaką neieškoti analogijų, nesiekti priderinti kitoniškumo prie įprastinių mūsų visatos modelių. Jeigu išplaukė apibūdinimas padaras, jie ir vartojo. Kaip iš erdvės galima kurti gyvas būtybės, suvokti nepavyko, tačiau liko šiltas draugiškas ryšys ir pagarba menininkui magui. Visos lankytinos visatos pasižymėjo bendra savybę. Visi sutikti ir kalbinti kūrėjai būdavo pakilę į tam tikras magijos aukštumas. Šį savitumą pastebėjo Kircas, nes jis visur pirmiausia darydavosi naujų idėjų, kaip tobulinti savo magiją. Ar jūs mums specialiai parenkate pažinčiai magus, ar suveikia koks nors Brahmano realybės dėsningumas? Pasiteiravo Rudolfo Kircas, kai komanda atsisveikino su padaru ir grąžinusi sąmonę į ramybės salos realybę, lėtai šnekučiavosi. Magija yra visatos magnetizmo valdymo menas, atsakė Rudolfas. Mūsų visatoje elektra ir magnetizmas susilieja į vieną jungtinę neatskiriamą jėgą – elektromagnetizmą. Dėl to magas įelektrina savo magiškuosius veiksmus ir taip sukelia norimą situacijos, įvykio ar sąmonės pokyčio magnetizmą. Šiuo elektros ir magnetizmo jungtiniu dėsniu jis keičia savo sąmonės ir aplinkos vibracinį dažnį, valdo priežasties ir pasekmės principą. Kitose visatose, kaip matėme, erdvė, laikas, elektra, priežastingumas ir kiti principai veikia atskirai, yra kitokie ar išvis neegzistuoja. Tačiau visas visatas neišvengiamai yra persmelkę Brahmano sąmonės virpesiai, o kur yra vibracija, judesys, ten yra ir jo sužadintas magnetizmas. Taigi ir tą magnetizmą valdantis menas – magija. Visos sąmonės rūšis ir visos būtybės naudoja magiją savo gyvenimui kurti. Tik ne visos užtektinai subrendusios tai suvokti ar atlikti sąmoningai. Savo sąmonė, tavo sąmonė,
yra ir pakankamai brandi, ir pakankamai smalsi, kad visur ieškotų magijos apraiškų ir jų rastų. O mane sudomino aplankytų sąmonių draugiškumas, tarė Argona. Ar visose visatose taip geranoriškai žiūrima į atėjūnus, iš smalsumo klajojančius ir gal net trukdančius dirbti savo darbą? Ji buvo iš vėlyvosios Atlantidos, kur socialiniai santykiai buvo griežtai apibrėžti ir nepalankus spontaniškiams emocijų proveržiams. Toks atviras draugiškumas, kokį jiems rodė lankyti pasauliai, Atlantidoje turėjo būti užsitarnautas ilgametę pažintimi ir asmeninėmis pastangomis įrodyti lojalumą. Tai Argonai kėlė diskomfortą ir ji troško iš tos būsenos išsivaduoti. Kurcas, atvykęs iš tos pačios visuomenės, irgi jautėsi nesmagiai, tik jis sugebėjo sutelkti dėmesį į magijos apraiškų paieškas. Argona kaip moteris pasižymėjo labiau išvystytą empatiją ir jai buvo svarbu suvokti kitą visačių būsenas. Jai atsakė Milena, kuri garsėjo kaip galinga empatė ir dėl to puikiai jautė Argonos savijautą. Tikrai ne visos visatos vienodai palankios atvykėliams. Ir ne dėl to, kad būtų priešiškos ar turėtų neigiamų nuostatų. Vienos jų tiesiog labai kitokios. Ir mes nepajėgtume suvokti jų palankumo ar nepalankumo. Kitos sąmoningos būtybės, taip intensyviai užsiėmusios asmeninę kūrybą, kad savyje neturi laisvos vietos kokiai nors kitai iš išorės atsklidusiai informacijai. Yra ir tokių visatų, kurių sąmoningumas dar tik bunda ir nėra subrendęs bendrauti su kitomis visatomis, suvokti tokio bendravimo prasmę ir vertę. Ar atsakiau į tavo klausimą? Ir ar tau bus lengviau lankytis pas tas būtybės, pas kurias mes jūs gabensime? Argona linksmai linktelėjo galvą. Kokia jie egoistė, subarė pati save, kad taip klaidingai mąstė apie kitą visačius. Nepagalvojot, kad kai kurie gali atrodyti nepalankus vien dėl to, jog yra užsiėmę arba nesubrendę. Visuomenės, kurioje gyveno polinkis visus skirstyti į baltus arba juodus, magus trukdė ir ji pasistengė išsilaisvinti iš savo socialinių ribotumų. Ryšys su aplankytomis visatomis ir jų gyventojais išlikdavo ir po kelionės, nors savarankiškai grįžti į kitas visatas buvo draudžiama. Kai kurie nauji pažįstami kitavisačiai pasirodydavo sapnuose ar kaip lengvas vėjo dvelksmas šmėstelėdavo mintyse. Tai džiugino. Ne tik pažinimo ribos, bet ir pažįstamų ratas plėtėsi tokiais kosminiais mastais, kad sąmonė nenori pratinosi operuoti Brahmano dydžio kategorijomis. Per poilsį skirtą laiką patirtis ramiai leidosi į pasąmonę ir, kaip žadėjo Rudolfas, ruošė komandą ilgesniam susitikimui. Kelionių komandos darbas su ilgomis pertraukomis buvo parankus Mirjai, nes laisvomis dienomis jie tapdavo sodų formavimo bendradarbiais. Pagrindinis giliai oloje įkurtas sodas išsiplėtė į gretimas olas ir jau kopė į salos paviršių. Medžių alėjas gaubė specifinė magiška atmosfera, rimtis, sąmonės aiškumas, palaima. Lina ir Lukas ir Skirma čia mėgdavo tiesiog sėdėti ir atsiduoti kūrybiniai tylai. Atlantidos magai Zedonas, Haroldas, Kurcas ir Argona gavo Rudolfo leidimą naudoti nesudėtingą magiją augalams pražydinti bei tyrai atmosferai kurti. Jie su malonumu to mokė vaikus.
Iš pradžių savo gabumais išsiskyrė Zedono anūkai ir magijos jau ragavę Linos vaikai, tačiau ir kiti juos greitai pasivijo. Amžius čia vaidino menką vaidmenį, netgi priešingai. Mažiausiams 4-metei Luko Liucijai, 5-metei Linos Izabeliai ir 6-metei Izabelės Karolinai augalų pražydinimo magija sekėsi lengviausiai. Kiti atrado kitokių magijos talentų. Milenos anūkės Silva ir Audra gebėjo kurti naujus gyvybinius archetipų zuikius. Mirja ir pati nusistebėjo, kaip lengvai tai sekėsi vakarų visuomenės intelektualėmis. Iš pradžių ji tik dėl smagumo vaikams rodydavo, kaip sukuria zuikius. Mažiesiems teikdavo nenusakomo džiaugsmo stebėti ore tarp Mirjos rankų tirštėjančius baltus energijų gumulus, kurie iš lėto įgaudavo pūkuotų ilgaausių formą. Paprašyta Silvijos, Mirja papasakojo, ką ir kaip daro, kaip iš gyvybinio plano pritraukia energijų siūlų, kaip minties gale audžia skaistų norą ir tol vizualizuoja jo realizaciją fizinėme plane, kol jis sutirštėja iki regimo eterinio kūno ir įgauna Mirjos pasirinktą zuikio formą. Ilgausiai buvo nepaprastai draugiški. Su jais buvo galima lengvai susikalbėti telepatiškai. Izabelė ir Tauras turėjo kelis numylėtinius iš ankstesnio apsilankymo saloje. 2 zuikiai, Pienė ir Pūkas, tiesiog dievino Izabelę ir dažnai striksėdavo paskui mergaitę, kad ir kur ta eitų. Praktiškoji Silva į taikingus zuikius žvelgė dalykiškai, kaip ir mokslinį eksperimentą. Ar galima kurti kitų formų archetipus? Paklausė ji Mirjos. Žinoma, tai juk tik sąlyginė išvaizda, atsakė Mirja. Fizinėme plane viskas turi konkrečią formą, todėl ir aš turėjau ką nors pasirinkti. Ar galėčiau tai daryti? Ta gali kiekviena stipri ir vientisa sąmonė, gebanti ilgai išlaikyti sutelktą dėmesį, atsakė Mirja. Visi vaikai pabandė iki konkrečios eterinės formos sutirštinti archetipą pavyko tik Silvai, Audrai ir vyriausiam Zedono anūkui Takatui. Jiems taip patiko ši veikla ir jie taip entuziastingai į ją įsitraukė, kad Mirja turėjo priminti tą pačią saiko taisyklę, kurią Linos grupiai pateikė Rudolfas. Nuo per ilgai sutelkto dėmesio pervargstama. Valdykite savo norą patirti kūrybinį malonumą ir laikykitės kūrybinės veiklos disciplinos. Vieną veiklos rūšį keiskite kitą. Eime, suplanuosime naują sodo atšaką į kairę nuo įėjimo į pagrindinę olą. Planuoti labiausiai patiko ir geriausiai sekėsi antrajam Zedono anūkui, Gridui ir Izabelės Pierui. Abu 9-mečiai puikiai suvokė erdvę. Šioje veikloje visi pripažino juos autoritetais ir klausė jų nurodymų. Kai jie padėjo nuspręsti, kur kokie augai augs, į darbą kibo Linas Tauras ir Amelijos Felicija. Auginimo magija šiems 7-mečiams sekėsi geriau nei kitiems vaikams. Prižiūrimi Mirjos ir Haroldo, per kelias dienas jie išaugino pagrindinius medelius bei krūmynus. Tuomet įsijungė Argonos numylėtinės, sužydėjimo magės Izabelė, Liucija ir Karolina. Po jų visi kartu sukūrė specifinę nuotaiką ir iškilmingai paskelbė, kad šio sodo gabalėlio kūrimas baigtas. Buvo
galima viską pradėti iš naujo kitoje pakrantės atkarpoje. Vieną popietę Skirma ir Argona, nusišalinusis į ramesnę sodo vietą, pradėjo emocijų lavinimo pamoką. Kaip Argona ir prašė, Skirma mokė ją giliau ir visapusiškiau išreikšti savo jausminę asmenybės dalį. Įsiklausyk į savo pojūčius ir jausmus. Nebandyk jų komentuoti, tik jausk. Negalvok apie nieką, aiškina Skirma. Tai būtų proto pasireiškimas. Tu jį puikiai valdai, tačiau dar mums dabar reikia nuo jo atsitraukti. Ar turiu pasijusti kvaila? Pasijusk jausminga. Skirma nepastebėjo pašaipos ir atsakė nuoširdžiai. Kvėpuok jausmais, skleisk jausmus, panirk į savo pojūčių siunčiamą informaciją, bet neanalizuok jos protu, o įsiklausyk, kaip į ją reaguoja tavo kūnas. Ar jam patinka tai, kas vyksta? Ar jam gera štai čia sėdėti tarp kvapnių gėlių ant patogaus prie kūno formų prisiderinančio suolelio? Ar tavo kūnui jauku būti gaiviame šiltame ore, kai odą virpina vėjas ir glosto saulė? Na, pajausk save. Magijai daug metų ugdžiusiai valią ir protą buvo nelengva atsiriboti nuo šių ištikimų pagalbininkų. Argona atsiprašė jų ir pažadėjo, kad prašymas patylėti yra laikinas ir jokiu būdu nesumenkina jų vertės. Maža ką, nerimavo, dar užsigaus ir nepanorės vėl veikti, liksiu it musę kandusi su tais jausmais. Kol Argona kovojo su dvejonėmis, Skirma ramiai laukė, kad būtų linksmiau. Kad būtų linksmiau, tyliai uždainavo į taktą ir ėmė linguoti galvą bei mosuoti rankomis. Staiga liovėsi, atsisuko atgal ir už kelių žingsnių išvydo Haraldą. Tas sunėręs rankas ant krūtinės, jai šelmiškai šypsojosi, nors jo žvilgsnis buvo sutelktas. Tavo darbas? Skirma piktai paklausė. Argona irgi atsisuko ir pamačiusi Haraldą prunkštelėjo. Tai vis nerimsti, nori įrodyti, kad gali paveikti Skirmą? Anokia čia pergalė, juk ji dabar buvo nepasirengusi dvikovai. Na ir puiku, gūžtelėjo pečiais Haraldas, ji negali visą laiką išlaikyti kovinės būsenos, tai vargina organizmą, kaip ir bet koks dėmesio sutelkimas į kokį nors sąmonės būvį. Todėl medžioju ją kaip plėšrūnas grobį, laukiu, kol ji nusilps ir tada galėsiu ją paveikti savo magiją. Štai ir įrodžiau, kad ji toks pat žmogus kaip kiti. Ir širdis ramesnė tapo. O jūs negaiškite laiko, lavinkite savo moteriškąjį ginklą. Žavisi, taip? Argona su Haraldu buvo geri seni draugai, tad ji leido savo mestelti užuominą, kad jis šiuo metu nėra pageidaujamas. Matyt, mudviem Skirma teks plaukti į kitą salą, jei norime pasikalbėti be pašalinių. Kur tu pasislėpsi nuo laiko ir jo atstovo, vis dar pykdama ant Haraldo, už jo slaptą išpuolį kandžiai tarstelėjo Skirma. Šiuo metu su jumis bendrauja magas, galantiškai linktelėjęs Skirmai, atsakė Haraldas, su plačia iki širdies gelmių, prasiskverbiančia šypsena, verta aukščiausios Skirmos emocijų lygmens. Ar tai reiškia, kad tikiesi iš manęs pagrobti mano mokytoją? Nepatenkinta paklausė Argona, matydama, kad Skirma jo šypsena paveikė ir šios veidas vėl tapo geranoriškai giedras. Skirma, būk budri, jis tave apkerėjo savo magiškuoju vypsniu. Aš netikiu magais ir magija, atsakė Skirma Haraldai.
Tai, kad tu gali mane paveikti, yra paprasčiausia hipnozė, kaip ir Zedono vadinamoji psichurgija. Mūsų gydytojai psichoterapeutai dar netokių įtaigų jums įkalbėtų. O kaip vertintum augalų išauginimą ir pražydinimą rankomis, kaip anaten triūsė vaikai? Haroldas provokavo padiskutuoti šią temą, dėl kurios paprastai ginčydavosi Linas su Zedonu. Gyvybinių energijų nukreipimas ir valdymas. Nerūpestingai gūžtelėjo pečiais Skirma. Haroldas linksmai pakraipė galvą. Zedonas visur matė vien tik materijos valdymo magiją, kad ir kokio aukšto lygio technologijas jam rodytų. Ateities gyventojas Skirma, kaip ir Lina, pasirinko priešingą poziciją. Visa ką aiškino materialistiškai. Visi jie kalba apie tą patį, tik vartoja skirtingus terminus. O esmė lieka ta pati. Žmogaus sąmonės magnetizmo poveikis. Gerai, prisiderinsiu prie tavo kalbėsenos. Susipažinkime, esu mokslininkas, studijuojantis gamtos jėgų vadinamų stichijomis valdymą. Ir man kaip gamtos mokslo atstovui dar ne viskas išaiškinta apie tavo būsenas. Mums rodai aukštą intelektą ir gilų jausmingumą atskirai. Ar gali šias abi būsenas išgyventi vienu metu? Turbūt taip, nes minėjote, kad jūsų projektas siekia jas sujungti ir tas bandymas pavyko. Skirma šyptelėjo. Galiu, bet demonstruoti neketinu. Tikrai, Haroldai, nors ir kaip judu sukart sudidžiuojate savo gale, atsilaikyti prieš įtaigą, tačiau proto ir jausmų jungtis yra labai stipri. Jei tave apžavėsiu, ką man reikės daryti su neplanuotu gerbėju? Haroldas dar širdingiau nusišypsojo ir viena ranka švelniai apkabino Skirmą per pečius. Jo akis minkštai, prašančiai žvelgia į Skirmos akis. Moteris nevalingai suvirpėjo ir visiškai užsimiršo. Jai net į galvą nešovė, kad persijungusi į šalto intelekto būseną galėtų lengvai išsivaduoti iš šių apžavų. Nors anądien jie atsilaikė prieš minties įtaigą, dabar Argona nebūtų laidavusi už Skirmos gebėjimą atsispirti atlantiečių meilingumo galiai. Iš tiesų Skirma jau ketino spjauti į galimas grėsmes ir pasipuikuoti visa savo proto ir jausmų raiška prieš šį savimi perdėm pasitikinti vyrą. Tik jų dvikovą pertraukė Izabelė. Ji ieškojo Skirmos ir pamačiusi ją priėjo artyn. Praktikuojatės? Pasidomėjo ir atsisėdo ant suoliuko šalia Argonos. Ir aš noriu pasimokyti stipriau reikšti emocijas. Izabelė žodžiai atitraukė Haroldo dėmesį. Jausmų poveikis liovėsi. Skirma vikriai išsivadavusi nuo jo rankos, pasinaudojo proga atsitraukti per kelis žingsnius. Apsimetė, kad nieko nenutiko ir paklausė Izabelės. O tau kam? Antuanui galva jau kada esi apsukusi? Ar ką nors naujai išvydai horizonte? Mes susituokę 11 metus, paaiškino Izabelė. Jaučiu, kad į mūsų santykius skverbiasi kasdienybė. Noriu jį sužavėti ir sudominti iš naujo. Pradėti naują mūsų santykių etapą. Belieka palaukti Linos ir Mirjos. Tuomet turėsime visų jaunų moterų grupę ir mokysimės visos kartu. Nastasijos neskaičiuoju. Ji man rodosi esanti anapus visokių asmeninių jausmų, nusijuokė Argona. Kaip ir Mirja, įsiterpė Mirjos ir Linos charakterių specialistas Haroldas. Šalta kaip ledas, jausmai jai nerūpi. Klysti, Haroldai, švelniai paprieštaravo Izabelė. Mirja išgyvena įvairius jausmus, tik jis santūri ir jų neatskleidžia. Aš su jie praleidžiu nemažai laiko ir puikiai matau, kada jis suirzusi, kada linksma ar nuliūdusi.
Aš irgi neklas, nenusileido Haroldas. Taip, čia ramybės saloje, ji jau rodo blankę užuomeną į jausmus, bet Atlantidoje visada būdavo vienodai didinga. Mūsų pirmąją pažinties dieną ištrynė visą mano atmintį vien dėl to, kad mėginau ją pabučiuoti, bet manau, kad tai buvo tik abejinga bausmė už draustiną elgesį, o ne pasipiktinimo reakcija. Tu bučiavaisi su Mirja? Užsidegė smalsumu Argonas akis. Prasitariau, piktelėjo ant savęs Haroldas. Kur tos moteris gandų išvengti sunku. Net ir vienos būtų per daug. Ir kaip jos taip sugeba iš žmogaus išpešti informaciją? Reikia skubiai taisyti padėtį, kol neprifantazavo tęsinio. Nebučiavausi, o mėginau pabučiuoti, pabrėždama žodžius, aiškino Haroldas. Jauti skirtumą? Bučiuojasi žmonės, kai abu išgyvena tą patį, o aš sutikau neįprasto grožio moterį ir nežinodamas, kas ji, mėginau prisimeilinti. Vieną vienintelį kartą ir tą patį nesėkmingai. Kaip nedemokratiška, pasipiktino Skirma. Mūsų visuomenėje tokia neadekvati reakcija į bučinį būtų pasmerkta kaip pažeidžianti laisvą valią reikšti savo jausmus. O jeigu mergina nenori, kad ją bučiuotų, kaip ji tai perteikia nesupratingam ir per daug atkakliam gerbėjui, nepažeisdama jo laisvos valios, pasidomėjo Haroldas. Kad būtų vaizdžiau, galime suvaidinti situaciją. Parodyk mums, kaip tai vyksta jūsų laikais. Jis vėl žengtelėjo prie Skirmos, suėmė ją į glėbį ir lėtai saldžiai pabučiavo į lūpas. Skirma nesutriko ir nepuolė vaduotis iš jo rankų. Nesileis antrą kartą prigaunama Haroldo jausmų įtaigos. Ji nepastebimai persijungė į emocinį būvį, švelniai perbraukė ranką Haroldui per skruostą ir kaip kurcai anądien tarė žemu, atjaučiu balsu. Ak, drauguži, koks tu nelaimingas. Tau būtina išsipasakoti, kas tave slegia. Sėsk štai ant to suolelio, pasėdėsime, visi drauge ramiai pasišnekučiuosime ir tavo nuotaika pasitaisys. Tikrai? Sunkiai atsiduso Haroldas. Iš giliausių gelmių netikėtai iškilo aitri nuoskauda, kad Mirja ir toliau nepakankamai įvertina. Pats nustebo, koks intensyvus šis jausmas, kokios karčios jos užžadintos mintys. Haroldui kilo nesuvaldomas noras visą tai išsakyti ir pajusti palengvėjimą bent dėl to, kad nebelaikys šio sunkio savyje. Net neapsižiūrėjo, kaip liūdnomis akimis žvelgė į moteris nuo gretimo suolelio, į kurį jam buvo ranka mostelėjusi Skirma. Nuo nepageidautinos išpažinties jį išgelbėjo Argona, kuris susižavėjusi Skirmos jausmų poveikiu suplojo rankomis ir šūktelėjo: Oho, nusodino Haroldą visomis šio žodžio prasmėmis, ir fiziškai, ir psichiškai. Tik tuomet ir Haroldas, krestelėjęs galvą, atgavo nuovoką. Susivokė, vos neišplėpėjęs tokių slaptų minčių, kokių blaivių protų nepageidavo atskleisti niekam, ir jau tikrai ne 3 kūmutėms. Raganos apžavai irzliai šūktelėjo, vėl ji mane apkerėjo. Kam tokie atžarų žodžiai, nepatenkinta tarė Skirma, įsitaisiusi ant suolelio šalia Izabelės ir Argonos. Juk tik parodžiau tau, ko pats prašei. Čia ne įžeidimas, o komplimentas, paaiškino jai Argona. Ragana pas mus yra emocijomis manipuliuojanti magė. Kadangi tu magiją netiki, tai sakyčiau, kad tai vadinamos tokios kaip tu empatės. Šalia Haroldo sumirgėjo oras,
ir lyg iš niekur išniro smulkutis vos įžiūrimas padarėlis – Silfas. Oro elementalai Silfai buvo Mirjos padėjėjai Atlantidos epochoje. Kelis juos Haraldas atsigabeno su savimi, kai Lina jį pagrobė iš šio laikotarpio. Nors tarnavo Mirjai, Silfai Haraldą laikė savo draugu ir visada gynė jo interesus. Taip ir dabar tylus balselis įspėjo. Artėja Mirja. Ačiū, Dūzi. Taip pat tyliai atsakė Haraldas. Ir susirūpinęs kreipėsi į moteris. Mielosios, prašau neišduoti Mirjai, ką apie ją pasakojau. Gal ji ir mokosi reikšti emocijas, bet ar moka jas valdyti, nesu tikras. Manau, jai tikrai nepatiks, kad apie ją kalbėjau nepagarbiai. Na, pažadėkit man, maldauju. Jo veidas buvo toks sutrikęs, kad nei viena nesiryžo iš jo šaipytis. Argona taip pat sumetė, kad pakreipti kalbą neutralia tema. Ir garsiai neva itin susidomėjusi paklausė. Haraldai, ką tau reiškia būti laiko drakonu? Kaip tu jautiesi? Apie tai niekaip nepasikalbame, o man seniai rūpi. Haraldas dėkingas jai linktelėjo ir tokiu pat dirbtinai nerūpestingu balsu atsakė. Tai, kad ne taip seniai ir sužinojau, jog aš laiko drakonas, vardu laiko dvelksmas. Gal tik koks pusmetis bus? Iš pradžių nustebau, bet tuo pat metu iš karto atsivėrė vidinis drakonų išminties kanalas. Iš jo pasipylė srautai informacijos apie laiką, jo esmę, valdymą, tėkmę. Tiek daug naujų galimybių, kad vos spėju visą tai doroti. Mano drakoniškoji sąmonė jauna ir smalsi. Kai seniai, labai seniai, kaip sekama pasakose, mūsų žemės vyriausias laiko drakonas pakvietė jaunimą atvykti į fizinę plotmę, mudu su laiko Ruku drakoniškąją Luko sąmonę smagiai įsijungėme. Rukas pasirinko kūnytis daugel kart, o aš nusprendžiau pasireikšti vienu sodriu užėjimu trumpą periodą Atlantidos civilizacijos pabaigoje šalia Mirjos, kada jai buvo sunkiausia ir labiausiai reikėjo pagalbos. Linas dėka tas mano įsikūnijimas, kuris turėjo baigti savivokos netekimu įsijungus Atlantidos epochos žmonių sąmonę ištrynusiam skydui, dabar štai perkeltas į tolimą ateitį ir tęsiasi naujais nuotykiais. Šnekučiuojatės? Tyliai prie jų priėjusi paklausė Mirja. Ar galiu prisijungti? Žinoma, sėsk. Už visus nuoširdžiai atsakė Argona ir linktelėjo jai į gretimą suolelį, ant kurio sėdėjo Haraldas. Mirja lėtai atsisėdo, pasitaisė pusilgės gėlėtos suknelės klostės, didingai pasidėjo rankas ant kelių ir visus nužvelgė ramiu žvilgsniu. Na, ji klausiamai kilstelėjo antakius, kreipdamas į Haraldą. Tai apie kągi kalbėjai? Haraldas jai atėjus visiškai pasikeitė. Sugriežtėjo jo veido bruožai, neliko žaismingumo. Jis prarado norą pokštauti ar kalbėti. Matėsi, kad Mirja ir toliau tramdo jo linksmą būdą. Jis vangiai atsakė. Apie buvimą laiko drakonu. Sunku tas būsenas išsakyti žodžiais. Gal tu gali daugiau papasakoti? Jis mostelėjo į Izabelės pusę. Tau geriau sekasi. Izabelė drakonų kanalu, jausdama jo sutrikimą, geriau už kitas čia esančias moteris, mielai atsišaukė ir švelniu balsu prakalbo. O aš save suvokiu kaip jau 12 ar 13 metų nuo tų dienų, kai vyriausias žemės laiko drakonas Morisas mus nugabeno į drakonų karalystę. Ten mano draugai drakonai padėjo man susijungti su savo aukštesniąja dalimi. Mano drakoniškasis vardas laiko lašelis. Mažybinis
Ne dėl to, kad aš mažytė, o todėl, kad laikas teka lašas po lašo, nuosekliai ir nesustodamas. Man ir pačiai visur patinka nuoseklumas. Laiko materija yra nuostabiai trapi ir lanksti. Kai ją leidžiame per savo sąmonę, ji tai pagreitėja, tai sulėtėja. Tuomet žmonės sako, kaip greitai prabėgo laikas, arba laikas visiškai sustojo. O juk tai jų pačių sąmonė, jausmų ir minčių kūrybos proceso metu kaitalioja laiko medžiagą. Kaip fiziniai kūnai savo svoriu iškreipia erdvę dėl gravitacijos, taip ir sąmonės, kuo jos didesnės, tai yra sąmoningesnės ir išreikštesnės, tuo labiau veikia laiko audinį. Mėgstu stebėti šį nuolatinį laiko audinio virpėjimą, sutankėjimą ir išretėjimą. Kai tu, Skirma, mano draugams parodei laiko visatą ir pasakei, kad iš jų į mus atitekėjo laikas, aš šią informaciją taip pat išgirdau per vidinį laiko drakonų kanalą, nors nebuvau kartu su jumis. Tai mane labai paveikė ir laiko dimensiją suvokiau naujai, plačiau. Per Luką ir Haroldą patirtas ryšys su kita visatėmis laiko kibirkštėlėmis manyje išliko. Jis panašus į mūsų laiko drakonų išminties kanalą. Tik kur kas intensyvesnių informacijos srautų. O tu, Haroldai, ar jauti su jais ryšį? Tema Haroldui buvo tokia svarbi, kad jis užsimiršo ir gyvai atsakė. Taip, būtent. Tas jų ryšio kanalas ir panašus į mūsų, ir daug sudėtingesnis. Kai prie jo prisijungiau ir gavau leidimą pakilti į sąmonės lygį, kuriame su jais galima bendrauti, nebeįsivaizduoju gyvenimo be nuolatinio jų informacijos tekėjimo per mane. Dalis sąmonės dabar kalbasi su jumis, o kita, daug didesnė dalis, fiksuoja visas naujienas, sklindančias tiek mūsų vietinių laiko drakonų, tiek kita visačių kanalu. Kai kas iš to, ką sužinau, man dar neaktualu, o kai kas jau reikšminga ir padeda geriau veikti čia ir dabar. Skirma ir Argona klausėsi laiko drakonų susižavėjusios. Argona Haroldą pažinojo nuo tada, kai jis jau tarnavo Mirjai. Ji pati buvo, galima sakyti, dviguba agentė. Didžiąją laiko dalį viešai praleisdavo kaip vieno iš dviejų galingiausių vėlyvosios Atlantidos magų Krtso dešinioji ranka, o kita slapta padėdavo Mirjai žemėje. Gydė, slaugė, gelbėjo iš bėdos, negausius, tyrą sąmonę išsaugojančius atlantiečius. Mirją ji buvo mačiusi tik kartą, o Haroldą matydavo dažnai. Jis jai perduodavo užduotis, kai kurias atlikdavo kartu. Ji žinojo, kad prieš patekdamas pas Mirją, jis buvo mago Medo mokinys. Bet kai atsirado Mirjos eteriniuose rūmuose ir taip užsitarnavo jo vyriausiojo padėjėjo statusą, girdėjusi nebuvo. Šiek tiek vėliau jai apie tai papasakojo Lina, tačiau tik bendrais bruožais, be jokių pikantiškų smulkmenų, kaip nugvelbtas bučinys. Ir štai dabar prasivėrė kitas jo lygmuo – laiko drakonas. Kuo dar jis nustebins ateityje? Ji neabejojo, kad tai toli gražu ne visi Haroldo talentai. Skirma Izabelės ir Haroldo pasakojimą vertė į savo suprantamą mokslo kalbą. Mokslininkai jau prieš kelis šimtmečius įrodė, kad praeitis ir ateitis susijusios kaip materija ir antimaterija. Karšta antimaterija juda iš ateities į praeitį ir virsta vėsia materija.
Skirma ir pati tai išbandė, kai mokėsi pažinti savo kitus įsikūnijimus. Praeitis ateities atžvilgiu yra neigiamo krūvio, pasyvi ir santykinai vėsi. Ateitis praeities atžvilgiu yra teigiamo krūvio, aktyvi ir karšta, netgi deginanti. Jos susiliečia viena su kita vienmačio laiko čia ir dabar akimirkoje ir sukuria mūsų fizinę realybę. Laiko drakonai tai ne kokie nors mitologiniai padarai, o taip save pavadinusi laiko dimensijos tyrinėtojų grupė, laiko inžinieriai, nutarė Skirma. Kaip ir erdvės drakonai ar sąmonės drakonai, argi ji pati ko nors ypatinga, jei yra pasiekusi sąmonės drakono darbų statusą. Taip ir Haroldas bei Izabelė. Negali sakyti, kad Skirma būtų netikėjusi jų gebėjimais, tik kitaip šiuolaikiškai įvardijo jų dvasinį lygmenį. Mirja žvelgė į Haroldą, jausmingai dėstanti savo potyrius, ir stebėjosi. Ji tarsi matė jį kitų čia sėdinčių moterų akimis ir mokėsi naujai vertinti. Daug metų buvo pratusi apie jį galvoti tik kaip apie savo padėjėją, kuris ištikimai tarnavo dangaus poniai. Mirja nesidomėjo asmeniniu Haroldo gyvenimu, mintimis, jausmais, nes manė, kad jo, kaip ir jos, visas dėmesys turi būti sutelktas į pagalbą dūstančiai nuo savo žemųjų vibracijų žmonijai. Čia, Ramybės saloje, jos gyvenimo sąlygos iš esmės pasikeitė. Gyvenimas fizinėme plane veikia Mirjos sąmonę, ne tik fizinį kūną. Nebeliko visažinystės ir visajautystės, susiaurėjo savivoka, ėmė rastis iki tol nepatirtų būsenų, kurias Nastasija jai pristatė kaip nuotaikos. Mirja naujai džiaugiasi, kad šalia jos nors keli atlantiečiai, o ypač įprastas ir vis toks pat ištikimas Haroldas. Kai paaiškėjo, kad jis yra laiko drakonas, Mirja ėmė į jį kreiptis pagarbiau. Dabar štai Lina jį pasirinko kelionėms į kitas visatas ir Mirja dėl to šiek tiek paviduliavo. Vėl neįprasta būsena, negatyvūs jausmai. Rodos ko jai pavydėti, kad draugai užsiema atskirą veiklą. Juk jie turi savo sodus ir jie dalyvauja jų kūrime. Bet tai, kad Haroldas į kelionių komandą buvo pakviestas, o ji ne, keistai nepaaiškinamai dirgino jos ramybę. Kai ji dėl to pasiguodė Nastasijai, ši nusijuokė ir paaiškino, kad jausmai ir nėra išmintingi, nes jie neracionalūs, kyla kaip reakcijos į situacijas ir rodo mūsų vertybių bei įsitikinimų santykį su realybe. Esą dėl to ir reikia stebėti savo jausmus, analizuoti juos, išsiaiškinti, kodėl reaguojame taip, o ne kitaip, ir paskui padėkojus už suteiktą informaciją apie patį save, paleisti iš savęs, kad jie netaptų mūsų valdovais. Mirja dar tik mokėsi suvokti žemesniųjų jausmų ir nuotaikų lygį. Jai reikėjo įsižeminti, prisiderinti, juk Atlantidoje ji buvo beveik grina savo aukštesnės sąmonės vijūnos išraiška. Ramybės saloje ji jau įgavo tik Mirjai būdingų individualių bruožų, pomėgių, interesų, to savitumo, kuris ją tolino nuo vijūnos esmės ir formavo kaip savarankišką tapatybę, tam tikrą individualią vijūnos nuotaiką ir būseną. Tam reikėjo laiko ir ji jo turėjo užtektinai, 3 laiko drakonų pavidalų. Lukas, Haroldas ir Izabelė nepastebimai gaubė ją savo
aukštesnėmis sąmonėmis ir kiek galėdami lengvino adaptacijos procesą. Labiau įsigilinti į laiko temą jie nespėjo, nes pasigedusios savo mokytojos atskubėjo 3 mergaitės – Karolina, Izabelė ir Liucija. Jų čiauškėjimas sušildė atmosferą ir jau nebeleido sugrįžti prie rimtų temų. Teks pasinaudoti tavo idėją ir tolesnės studijas tęsti gretimoje saloje, šnibžtelėjo Skirma Argonai. Nepalikite ir manęs, pasiprašė Izabelė.